Gerą dieną, vadybininkai. Ką šiandien turiu paskutinę dieną atostogų. Ruošiuosi po truputį į reisą. Ir aišku, kaip visą laiką paskutinę dieną reikalų tiek, kad baisu. Žodžiu, planas šiandienai nulėkti iki Kauno. Reikia nusipirkti akumuliatorių motociklui, nes starterį susitvarkiau, bet bėda nedingo. Tai reikia pabandyti pasikeisti akumą. Jeigu akumo pakeitimus nepadės, tai reikės tada keisti jau paskutinis variantas, ką radau, kad pliusinį starterio laidą. Pliusinį ir minusinį. Tipo greit, dažniausiai nusprogsta minusinis, bet jeigu jau keiti, tai pasikeisi abudu. Tai vat, žodžiu, pasikeičiu akumuliatorių, pasitikrinu mocą, tada pasiruošiu žmonos motociklą, išsivalau grandinę, susitepu, nes taip gaunas, kad aš išvažiuoju į reisą ir po 2 savaičių grįžtu ir iš karto mes su žmona varom į kelionę. O kaip visada paskutinę dieną ir dar mūsų nėra pilnai paruošti. Nors tikrai nebuvo taip, kad namuose sėdėjau, nieko neveikiau. Nepasilikau specialiai viską ant paskutinios dienos. Ir ką paskui, aišku, pasiruošti. Į reisui susipirkti maistą, pasiskaičiuoti, kiek čia viskas kainavo. Dar reikia į kirpyklą nuvažiuoti. Tikiuosi spėsiu viskam, nes turiu laiką grubiai iki 6 vakarą. Manau, kad spėsiu. Bet šiaip tai reikalų daug šiandieną. O ką, aš dabar varau pasiimt kavikės ir počiu tiesiai į Kauną. Aš čia kad važiuoju sau ramus į tą Kauną. Visą laimę, kad toliau nebuvau nuvažiavęs. Pasižiūriu, nepasiėmiau seną akumuliatorių kaip pavyzdžiui. Nes išmatavimų aš nežinau. Ten palei katalogą rodė biškį didesnis, nei kad pas mane yra, bet kad netelpa pas mane didesnis, grinai telpa toks, koks yra senas. Tai vakar Kėdainėse aplakščiau 2 parduotuvės, ar 3. Tai tokių nieks neturėjo. Viens parekomendavo, ką varyk į Kauną. Tai pasiskambinau, kaip ir sakė, turi japonišką gerą mandrą akumuliatorių. Tai sakau, reikia nupirkti jau tikrai normalų, nes išvažiavus į kelionę, kad nebūtų reikalų. Bet kažkodėl aš nujaučiu, kad man bus ne akumuliatorius, o būtent tie laidai. Tai ir plyš reikia šiandien įsiaiškinti. Išsikuriant mocą, užsikaitėt normaliai ir žiūrėti, kame situacija. Tai vat, tiek nuo ryto žioplinėjo ir lėkiu savo toliau. Va, akumuliatorius nupirktas. Kiek aš čia sumokėjau, 85 euriukai. Šiaip labai faini pardavėjai. Pakonsultavo, kaip prižiūrėti akumuliatorių, ką daryti, ko nedaryti su juo. Tai kažkiek naujos info gavau dėl jų tos priežiūros. Kada motociklam atjungti akumuliatorių, kada dakrauti. Tai manau pasinaudosiu šių rekomendacijom, o ką dabar varau garažan ir testuosiu, ar karštas kūrėsi, ar nesikuria. Teleportavausi į garažą. Čia batareiką išimti nesunku, čia 2 varščiukai ir čia koveriuką 2 varščiukai, viskas. Atsisuki batareiką, įsitrauki ir ramu. Tai pasiėmiau tokį Juasą
ale jau labai gerai akūmai. Tai žodžiu, varau surinkinėti ir kuriant, o po to bus eilė šitam. Reikia švalyti grandinę, išplauti, sutepti, nuvažiuoti patį mocą nuplauti ir pastatyti saugiai iki kol grįšiu. Ir lėksim į Alpes. Tai ką, pirmas startas naujo akūmo. Pasitikrinau, buvo rašė 12,75. Žiūrėsim, ką turėsim. Nu va, šaltas kūrės ko puikiausiai. Stumiuosi lauką ir palieku, kad kaistų motorius. Tegu birbi. O dabar eilė atėjo šitam. Vakar visą dieną ieškojau rakto. Šito moco galvojau, ką pamečiau. Nes tvarkiau sparniuką, buvo varžtai du pamesti, klibėjo baisiai. Tai buvo tokia mintis, kad raktai po sėdynę. Tai praskambinau Kėdainiuose visur, kur įmanoma, kad atrakintų sėdynę man be, ta prasme, avarinių būdų, nes buvau įstikinęs, kad raktai yra ten. Niek neradau, pasirodo, Kėdainiuose yra tik tai šarvuotų durų arba garažo durų atrakinimus avarinis, o mašinom nieko nėra. Bet sugebėjau YouTube'is pagalba atsidaryti pats tą sėdynę ir žiūriu, kad raktų nėra. Išsikaičiau visą čia garažą, visas namas iškaičiau. Niekur nėra. Grįžo žmona iš darbo, 5 minutės raktai atsirado. Kaip jau žino, kur viskas padėta, aš neįsivaizduoju. Viską iškaičiu, namai kaip po karą atrodė. Da velnių gavau, kad ką čia viską išjaukiai, nieko nesutvarkiai. Nu žodžiu, varau ant keltuvą. Šitą tempiu grandinę, valau, tepu ir dar nuplauti reikės. Bet gal neplausiu, visai gerai čia atrodo. Tai su bimbalu šiai akimirkai kaip ir viskas normaliai atrodo. Užsikaitinau jau iki maksimumo, iki ventiliatorių, iki visko. Užgesinus tai labai gražiai suku varikliuku. Nėra jokių strigimų nieko, nes pirmai tai būdavo toks biškai lengvas jausdavo skandimas. O dabar nieko, viskas gražiai. Tai labai tikiuosi, kad čia buvo batareikos problema, nes kitu atveju kelionį žmona turės mane stumdyti, arba aš ją užkrausiu ant motociklą ir aš stumdysiu. Nu, bet jau pamatysim kelioniai, jeigu ką grįžęs iš kelionės, tada laidus keisim. Su šituo nieko dar nepadariau, nes pasirodo neturi nei grandinės valiklę, nei tepalą, tai lėkiu į miestą, dar kaip tik apsipirksiu į reisą valgyti. Ir tada grįšiu, viskas susižiūrėsiu, susitvarkysiu. Kol kas varau miestan, tvarkytis reikalų. Ruoštis į reisą reik pabiškį. Tai iš miestą grįžau, viskas susitvarkiau, barzdytė nukirpta, plaukučiai nukirpti, bet jau turbūt matėt praeitam video, kad be plaukų. Tai va, žodžiu, viską apsipirkau, maistą pasiruošiau, liko susivakumuoti, susidėti tašę, nusipirkau valiklę grandinėm, tepalą,
Žodžiu, varau valytis ir teptis. Tai va, toks apdeitėlis šiandienos kol kas. Darbuojamės. Nu va, grandinė beveik kaip nauja atrodo. Išvalytas šiaip žiauriai gerai valo tas Motoreksa grandinė tepalas. O ką, dabar biškį palaukit, kol apdžiūna ir viskas tepu. Ir blemba, tą galvoju, gal galinį ratą nuvalyti ten su tuo pačiu grandinių valikliu, nes pilna tų tepalą aptaškytą ant ratą. Jaučiu pabandysiu tą nuvalyti galinį ratą ir tada tepu grandinę ir viskas. Ir motociklas paruoštas bus. Dabar taip žiūriu, kad įtempimus jos kaip ir nėra blogus. Tai gal net ir netempsiu. Matysi eigoj. Žodžiu, valau galinį ratą ir tada tepu grandinę. Tai vis dėlto nusprendžiu, kad nevalysiu aš to galinę ratą, nes nusiploviau rankas, pirštinių neturiu, tai kad nesiterlint, paliksi taip kaip yra. Nėra čia taip labai baisiai. Aišku, dabar neplautas pats motociklas, tai tas ratas vaizdas toks. Nelabai gražu. Bet prieš kelionę nuplausiu normaliai, kad švarus gražus nuvažiuotų. O dabar kur aš pasidėjau? Grandiniai tept. Nusipirkau kažkokią nesąmonį iš AliExpress prieš metus laiką. Tipo įdedė ir turėtų niekur neprisitaškyti ant žemės. Tuo ištestuosim. Taip, kamera biškį pabalojas. Taip. Kiek suprantu, šitas, kaip čia veikia, tas turėtų išsistatyti čia. Planetą dedu, man reikia grandinės valiklį. Ne valiklį tepalą reikia, man ką švilpės. Taip, pamakačiolinam. Kaip čia įsiaiškit, kokiu principu čia veikia. Šitas įsideda čia. Tipo taip kažkaip. Matas jums kas nors. Kažkaip va tai, o čia purški. O tenais į tą gaudą ir tipo niekur neapipurški. Nu žiūriu, kas čia gausis, bandau. Tai grandinė sutepta, ratas nuvalyta, ne ratas, padanga nuvalyta, nes apsitaškė. Šitas šūdas iš šiukšliadėžė, nieko vertas. Nu ką, motociklas kaip ir paruoštas, labai tikiuosi. Varau namo, reikia dėtis kuprinę, vakumuotis maistą ir ruoštis rytojui. Tiksliau, nes ir ką čia besiruošti, laukti jau rytojus. Tai o jeigu paskaičiuotumėm pinigus
kiek kainuoja man nuvažiavams į Norvegiją, tai lėktuvo bilietas plus ekstra rankinis bagažas plus ekstra legrūmus, tai kainuoja 7 eurų. Traukinys kainuoja 17 eurų. Tada taksas nuo oro uosto iki ne nuo oro uosto, nuo traukinių stoties iki oro uosto irgi apie 8 eurai. Nuskrenda į Norgus, autobusas kainuoja 4,60 iki mašinos ir pasiemu visą laiką 300 eurų savo tom 2 savaitėm. Iš tų 300 eurų apsiperku čia Lietuvoje, tai Lietuvoje nusipirkau, parodysiu gal ką nusipirkau, sumokėjau kumpelės, nugarinė, dešrelės 40 eurų ir dar Norfui, man atrodo, 37 eurus išleidau. Tai čia tie maisto pinigai, ir dar aišku cigariukai bus minusuojami iš tų pačių 300 eurų ir va kas liks, ten apie 100 pem, gal nežinau, paskaičiuosiu, čia dabar parašysiu apačioj. Kiek liks pačioj Norvegijai, ten ant duonos, ant daržovių ir taip toliau ir panašiai. Tai va, ką dabar, kaip ir minėjau, varau namo tvarkytis maistą ir lėksiu. Tai jums dabar yragi įdomiausias klausimas, ne? Žadėjau, kad kai surinksiu 1000 prenumeratorių, tai pagaliau pasakysiu, kiek aš čia uždirbu toj Norvegijai. Tai nėra čia labai didelė paslaptis, man nėra čia kažkokių problemų šnekėti apie tos pinigus, tai to įmonį, kurioje dabar dirbu virš metai jau, metai 2 mėnesiai, tai mažiausia alga, ką buvau gavęs už 2 savaitės, iš tų 2 savaičių užsidariau 13 dienų, man atrodo, 13 dienų dirbau, tai gavau 29 500 kronų, čia mažiausia alga, o didžiausias alga gavęs už 16 dienų, nes kai dirbi 2 savaitės, 2 namuose, tai pusę metų gaunas dirbi 13-14 dienų, o kitas pusę metų dirbi 14-16 dienų. Tai už 16 dienų, man atrodo, daugiausiai esu gavęs 36 000 kronų. Tai tikrai žinau, kas uždirb mažiau, tikrai žinau, kas uždirb daugiau. Man asmeniškai tų pinigų, ką gaunu, užtenka per akis. Aš manau, kad už 2 savaičių darbą yra tikrai normalus atlyginimus. Tai negaliu skųstis. Darbo specifiką patys matot, būna ir dienom ir naktim to darbo nemažai, o toliau tai nežinau, ten kiti irgi sako, kad oi, tai čia lėktuvo bilietai kainuoja, maistas kainuoja, jeigu gyvensi Lietuvoje, vis tiek tas pats maistas kainuos. Aišku, gal tie biški kiek pigiau, bet aš tai taip neskaičiuoju, sakau, lėktuvus, traukinys, taip toliau ir panašiai, tai čia nesudaro labai didelių tų išlaidų, o 300 eurų ant maistą 2 savaitėm, tai nežinau. Parašykit žodžiu komentaruose jūs, ar kaip manat, ar užtenkamai uždirba, ar mažai kaip Norvegijai. Žodžiu, duodu laisvę jums komentaruose pasireikšti. Tai va ką, pasimatysim jau čia namuose, kol kas. Išaušo tą dieną, kada jau važiuoju į darbus. Sakau, parodysiu, ką čia gerą iš maisto vežuos, tai vežuos Kijevo kotletų, dešrelių, plovus, kumpis, nugarinė, dar dešrelių ir bliniukų. Viskas susimakumuoja, va mažykė kuprinikė susimeta ir gerai savaitei turėtų užtekti, manau. Nemanau, užteks ten. Jeigu netingi pasidaryti su ryžiais, su daržovėm, tai užtenka savaitę ir daugiau. O ką, aš varau kviestis Boltą, nes žmona darbė. Lėkiu į traukinį ir į Vilnių. Ką pasimatysim? Kažkur pasimatysim. Atlėkiau jau iki traukinių stoties. Bet jeigu mano galva nebūtų pritvirtinta prie mano kūno, aš 100% ją palikčiau namuose. Dabar atsisėdau į Boltą jau netoli stoties, žiūriu, pystą ausinę nepasiėmiau. Ką reikės veikti? Su traukiniu beveik 2 valandas. Su
su lėktuvu 2 valandas. O dievai. Bet išgyvensiu kažkaip. Užtenk dėjuot čia nuryti. Visom? Chega... Ah, é verdade, tu chega dia 13 lá. Nu va, aš jau ir kamazė, kad dėliojus daiktus, šoko į tautinius norvegų darbinius rūbus ir viskas. Kipsim į darbus. Aidą nusipirkau Vilniui autobusų stoty ausinės laidinės už 10 eurų, kad nebūtų liūdna sėdėti tiek oro uoste, tiek lėktuvė laukti, kol atsirasti Norgose. Tai va, o ką, aš standartiškai. Ačiū, kas laikinat, ačiū, kas žiūrit, ačiū, kas komentuojat ir ypač ačiū tiem, kas prenumeruojat. Pasimatysim už savaitėlės. Viso.